Sugalvojau turbūt dėl to, kad ir mama specialiajame darželyje dirba ir nusprendžiau save išbandyti čia ir tikrai nesigailiu. Studijų unikalumas yra tame, kad galime pasirinkti gilinamąsias specialybės studijų programuose vėliau. Tai tiflo pedagogika, surdo pedagogika ir gilintis į autizmo spektro sutrikimą. Specialieji pedagogai, jie turi būti įlipę į kiekvieno vaiko batus, nes jie dirba su vaikų įvairove, tai todėl jie išbando, ką reiškia važiuoti vežimėliu arba judėti vežimėliu neįgaliojo. Jie išbando, ką reiškia, kai tu nematai, kai tu negirdi, kai tu kitaip suvoki tai, kas vyksta su tavim, kai tu bendrauji kitaip ir panašiai. Turime ir kitą kambarį skirtą specialiesiems pedagogams ar logopedams, kurie gali išbandyti mokomąsias priemonės, pamėginti vesti pratybas. Studentai gali išmėginti sensorinės integracijos kambarį. Atlikau praktiką Ispanijoje, specialiojoje mokykloje. Manau, ką pasimokiau būdama Ispanijoje, tai kad mokytojas gali būti vaikui taip pat ir draugas, kad nebūtina ateiti ir rodyti pirštu, kad tu padarei tą blogai, bet galima labai draugiškai ir per tą žaidybinę patirtį pasiekti norimų rezultatų. Ir niekada nebus nuobodu, nes kiekviena situacija reikalauja iš tavęs būti kūrybišku ir labai dažnai nevyksta taip, kaip tu susiplanuoji. Tai tu tiesiog čia ir dabar visada ieškai.